Iš Kunigų knygos. Viešpats kalbėjo Mozei. Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir pasakyk jiems, būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas. Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminėti, kad tu dėl jo neturėtum nuodėmės. Nesiek atkeršyti ir nejausk pagiežos savo tautiečiams. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats. Dievo žodis. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstauti, yra pilnas gerumo, ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Viešpats švelnus maloningas, kaip nuo rytų tolimi vakarai, taip toli kaltės mūsų nusviedžia, kaip tėvas gailisi vaiko, taip gailisi Viešpats ištikimųjų. Viešpats švelnus maloningas, Viešpats švelnus maloningas. Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Broliai, ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovę sunaikintų, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas jūsų tarpe tarėsi esąs išmintingas šiame pasaulyje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailystė. Parašyta, jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. Ir toliau, Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos. Tad niekas neatsididžiuoja žmonėmis. Viskas yra jūsų. Ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis. Viskas jūsų, bet jūs patys Kristaus,
o Kristus Dievo. Dievo žodis. Iš tiesų tobulai myli Dievą. Alleluja, 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 Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi užsitarnaujate, argi taip nesielgia ir muitininkai. Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikėte, argi to nedaro ir pagonis. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Alleluja, 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 Jėzau, tau garbė. Prašom sėstis, kas galit, o kas negalit, čia yra dar keletas suolelių laisvų, galima ateiti priekį, atsisėsti, jeigu ką. Kągi mes šiandien turim, ką Viešpats nori mums pasakyti per šiuos skaitinius, kuriuos girdėjome. Čia toks tarsi vyksta kažkoks pakeitimas. Ar Jėzus kažką naikina, ar kaip mes praeitą kartą kalbėjom, kažką praplečia, papildo. Mes vadiname dalį Švento rašto Senuoju testamentu ir Naujuoju testamentu. Ar čia Naujas testamentas, kas kažką perrašė testamentą kitam, ar čia yra Seno testamento išskleidimas naujoje šviesoje, praplečiant, pagilinant
Dievo žodžio supratimą, ką viešpats norėjo pasakyti, juk žmonėms sunkiai daeina, sunkiai žmonija pasiduoda gydoma iš nuodėmės žaizdos, sunkiai pasiduoda išgelbėjimui, sunkiai patiki Dievo žodžiu, sunkiai patiki Dievo meilę ir yra nepajėgi pildyti Dievo žodžio savom jėgom, žmogus nepajėgus. Ir va, Jėzus dėl to labai trokšta atsiųsti šventąją dvasią, kad mes ne savo žmogiškomis jėgomis, bet Dievo dvasios pagalba nugalėtume piktą ir galėtume išpildyti Dievo žodį, likti ištikimais Dievui, būti Dievo pusėj. Ir kogi viešpats šiandien nori iš mūsų? Kunigų knygą skaitėm, pirmą skaitinį, ir viešpats kalbėjo Mozei: prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir pasakyk jiems: būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas. Štai žydams Mozė perduoda Dievo žodį ir tas žodis pasiekia ir mus. Ar čia tik žydams yra tas įsakymas būkite šventi? Nėra pageidavimo formoj, būtų gerai, jeigu būtumėt šventi, gal galėtumėt būti šventi, bet tiesiog yra įsakmus žodis: būkite šventi. O kaip yra su mumis? Ar norit būti šventi? Kas nori būti šventas? Indrė, aleliuja. Gerai, Indrė, tu būsi šventa, jau esi šventa. Visi pakrikštytieji šiaip jau yra šventi, yra apsisprendę būti Dievo nuosavybė, būti su Dievu, bet ne visi išdrįso rankikės iškelti. Tai gal nesitiki būti šventais, gal bijo būti šventais. Ką? O jau yra šventi. Nesupratau, tie, kurie rankų nekėlė, jau garantuoti yra šventi. Nebloga versija. Gal reikėtų biškelį permest keletą žodelių, o ką reiškia būti šventais. Kartais juk sakot viens kitam: nevaidink čia švento, išgerk tą čierką, ne? Atsirado čia šventasis. Tokia pašaipėlė yra šventumui, ne? Ir kartais mes gėdijamės šventumo. Visokių tokių iškreiptų požiūrių yra į šventumą. Ir čia menininkai, ko gero, yra prisidėję prie tų iškreiptų vaizdelių, nes kaip šventuosius menuose vaizduoja. Toks galvelį palenkta, rankelės sudėtas, toks aniolėlis vaikšta. Jau toks šventas, toks tyras, toks belytis, toks, kaip rusai pasakytų, ono. Arba kita versija šventumo, tai tokia sunkiai pasiekiama, kaip toj dainoj ne tau Martynai mėlynas dangus, ne tau šventumas, nes šventumą įsivaizduojame kažkokį tokį jau super tokį tobulumą, kažkokį jau stebuklų darymą. Ten abrakadabra daro, gydo žmonės, meldžiasi naktimis ten, pakilęs ore, ne? Dar ką daro šventieji, kas neįmanoma žmonėms. Ir jau tada tie šventieji gauna šventąją dvasią, ne? Jau ten turi visokias ten vizijas mistinės, regėjimus mato, Dievas ateina asmeniškai su jais pasitarti ir panašiai.
Ar tai nėra karikatūros šventumo? Ir vienas kraštutinumas, ir kitas kraštutinumas. O kai skaitom apaštalų darbus, pirmųjų šventųjų, arba kad ir, Dovydas šventas ar ne? Nėra katalikų bažnyčia paskelbusi šventųjų. Nėra litanijų Dovydo. Jo psalmės, jo dvasios įkvėptos jam mes giedame, bet šventuoju jo nesam paskelbę. Matai, jis Jėzaus nepažino, ne? O jis gyveno Dievo žodžiu. Oi, ne, jis baisus nusidėjėlis buvo. Myriop siuntė žmonės, su svetima žmona gyveno. O Saliamono knygų parašytų turim šventam rašte. O jis šventas, ar ne? Oi, ne, turėjo ten meilužių kiek, sugulovių, moterų. Netgi stabams savo žmonų, daugybė žmonų turėjo ir tom žmonoms statė altorius jų dievukams pagoniškiams. Daugybę klaidų pridarė. O ką šventieji taip nuo gimimo būna tokie nepaliesti šios žemės dulkių, kaip ortodoksų bažnyčioje mėgstama yra apie šventuosius legendas, kur man keletą yra tokių įsirėžusių ir katalikų bažnyčioje seniau būdavo toks, vienam ten galvą nukirto, kažkaip jis paėmė tą galvą, pabučiavo, nežinau su kuo, nukirsta galvą, pabučiavo, tokių keistų failų būna iš didelio uolumo, arba ten vienas gimė ir toks buvo skaistus, kad mamos krūtinės neėmė pieno, nesimaitino. Nuo gimimo toks buvo labai. Ir čia jau šventumo, išskirtinumo ženklai tokie. Šiandien psichologai pasakytų, nenormalus buvo, nesveikas, matyti tą mama kažką su juo negerai darė, kol nešiojo. Bet ką darysi? Mes esam visaip, aišku, klaidinami dėl to šventumo ir kai nesivadovaujame Dievo žodžiu, o vadovaujamės kažkokiais legendomis, pasakojimais, tai jos mus ir nuveda kažkur į tokias nerealias istorijas, kurių savo negalim prisitaikyti, ir tada mes šventumą nurašom kaip ne mums skirtą, ne mums pasiekiamą. Nebent ten kunigai šventieji gali būti, ar vienuoliai šventieji, daug vienuolių yra šventųjų, o ką čia mes paprasti tikintieji kasdien rūpindamiesi, kaip uždirbti pinigėlį vaikams išmaitinti, apie kokį čia šventumą galim svajoti. Tai va. O kokia Dievo mintis yra dėl šventumo, kokia yra šventumo programėlė? Mes turim šventumo programėlę žydams. Sako, būkite šventi, nes aš Viešpats jūsų Dievas esu šventas. Ir čia tik tiesiog, ko gero, prie to šventumo programos yra sekantis žodžiai. Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminėti, kad tu dėl jo neturėtum nuodėmės. Nesiek atkeršyti ir nejausk pagiežos savo tautiečiams. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats. Tik tiek šventumo programoje. Kitoj vietoj šventumo programoje, matyta, programėlė šventumo susideda iš įvairių dalykų. Bet pirmiausia, vis tik, kaip mes suprantam, kas yra šventumas? Yra toks hebrajiškas žodis kadoš. Kai mes giedam per mišias šventas, tai hebrajiškai turėtumėm giedoti kadoš, 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 Elohim Adonai. O ką tas žodis reiškia? Išvertus galėtų reikšti kažką tokio kaip amžinai šviežias, amžinai jaunas, naujas, gaivumas.
Bet kai šitas žodis vartojamas Dievui šventas, tai tada į tą žodį telpa žydų sąmoniai visi Dievo tobulumai. Begalinis gėris, begalinis grožis, begalinė meilė, begalinė jėga, begalinė išmintis, visi Dievo tobulumai vienu žodžiu išreiškiami kadoš, šventas, didis, visagalis, šiurpą keliantis, galybių viešpats. Ir cherubinai, serafimai, ten visokios dvasios, angelai su 6 sparnais skraido aplink Dievo sostą, aplink Dievo šlovę ir kiekvieną besiartinantį prie jo įspėja, šaukdami: šventas, šventas, šventas tas, prie kurio jūs artinatės. Tai va, toks šventas yra viešpats. Ir jis nori, kad mes būtume šventi. O ką reiškia žodis šventas, jeigu mes savo taikytumėm? Jeigu tą šviežią, tokį gaivų, jeigu vietoj šventųjų sakyčiau gaivieji, švarieji, tyrieji, amžinai jauni, nelabai suprastumėm apie ką čia. Bet prisimenat, pirmas toks Dievo raginimas būti šventais, berods prie Sinajaus kalno, ne? Kur Torą, kur įstatymą gavo žydai, jiems Dievas sakė, kad visi rytoj būtų šventi, tegu išsiskalbia rūbus ir išsimaudo, ne? Kad būtų švarus. O kai mes išsimaudę, tai mes ir tokie atsigavę, ir švieži, ir kvapelis geras nuo mūsų, panaikinam blogą kvapą, ne? Panašiai. Ir tada miela būti kartu, bet jeigu kas nors ilgai nesimaudęs, suprakaitavęs, pradeda dvokti, tai visiems nosis raitosi ir taip nuo to žmogaus šalinamasi. Tai va, tai kad galėtum būti su Dievu, kad galėtum būti Dievo draugu, Dievo kompanijoje, turi ateiti jo akivaizdon švarus, su geru kvapu. Tai dar ir pasikvepinama. Prisimenat, ant Jėzaus kiek išpylė kvepalų, brangių kvepalų, kuriuos galėjo parduoti už 300 denarų. Jeigu dienos atlyginimas denaras buvo, tai beveik metų atlyginimas. Ir ta moteriškė, mylėdama Jėzų, išpylė ant jo tokią brangenybę. Judui ten iškart susuko vidurius. Tokį šansą prarado. Būtų pardavęs, tai pavargšus sušelpęs, bet jam rūpėjo kažkas kitas, buvo atrodo grobstė kasą bendrą. Bet grįžtant prie to šventumo sąmonė dabar yra tokia, kad mes, gal vieną tekstą jums paskaitysiu, kuris galbūt padės mums geriau susivokti, ką reiškia būti šventam, bent jau žydui. Štai antras laiškas Korintiečiams, 6 skyrius. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės? Arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? Kaipgi galima gretinti Kristų ir su Beliaru, arba tikinti su netikinčiu? Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla. Kaip Dievo pasakyta, aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpats, ir nelieskite netyrų daiktų, tuomet aš jūs priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite mano sūnus ir dukteris. Taip sako visagalis viešpats. Taigi šventumo sąvoka veda į tai, kad tai yra žodis nusakantis mano priklausomybę Dievui.
Jeigu koks indas, pavyzdžiui, mišių taurė yra pašventinta, tai ji yra atskirta iš visų indų, nelaikoma virtuviai, bet laikoma pagarbiai spintoje, zakristijoje ir naudojama tik mišių liturgijai švęsti. Būtų neteisinga ir šventvagystė, išniekinimas tos taurės ir Dievo teisės pažeidimas, jeigu aš ją nusineščiau į virtuvę ar į tvartelį ir gerčiau kisielių iš jos. Taigi tai yra priklausomybės Dievui ženklas. Būti šventu reiškia priklausyti Dievui. Reiškia vaikščioti su Dievu, būti su Dievu vienybėje, būti Dievo draugu, būti Dievo nuosavybė, būti jo sūnumi, jo dukra, būti jo tarnu, būti jo vergu. Aukščiausias lygis. Besąlygiškas atsidavimas ir paklusnumas Dievui, pasiruošus visada vykdyti jo įsakymą, ko tik jis užsinorėtų, bet kokiu momentu dieną, naktį, darbo valandomis ar išeiginėmis, visada pasiruošus išpildyti šeimininko arba tėvo valią, kaip mylintis sūnus skuba išpildyti mylimo tėvo valią. Ir tame patiria džiaugsmą. Va tai yra šventumas. O kokia Dievo valia pirmiausia mums yra visiems bendra? Jūs čia girdėjote Jėzaus pamokymą, kaip Jėzus Evangelijoje šiandien mus moko. Čia tiesa pavartojo Jėzus žodį tobulumą. Ar ne? Kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Vat, kad būtumėte šventi, arba kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai, jo nuosavybė, ką reikia daryti. Jūs girdėjot, kad buvo ten akis už akį, dantis už dantį ir kad buvo nekensk savo priešo, mylėk savo artimą. Ir kaip čia dabar Dievo vardu buvo tas nekentimas. O ką Jėzus sako, nevertas būti mano mokiniu tas, kuris nelaiko neapykantoje savo tėvo ar motinos. Ką reiškia Jėzaus lūpose neapykanta? Neapykanta yra kažkoks atmetimas, neigimas, noras, nebūties geidimas, ar kaip. Ar mūsų supratimas apie neapykantą sutampa su Jėzaus neapykanta? Ir ką reiškia mylėti, trokšti būti kartu, taip mes suprantam. Tai vat, čia be abejo Jėzus hiperbolizuoja, išryškindamas tą vertę buvimo su Dievu, kad ne tėvas, ne motina, ne sūnus, ne vyras, ne mylimiausias, brangiausias žmogus manęs nekonkuruotų su viešpačiu mano gyvenime. Kad pirmiausia viešpats būtų mano gyvenime mylimiausias. Net jeigu trukdo man tėvas ar motina, tai aš paliksiu tėvą ir motiną, jeigu jie nori mane atskirti nuo Dievo, kad būčiau su Dievu. Ir va ta neapykanta priešui, vėlgi žydų sąmonėj, kiekvienas žydas buvo, kiekvienas hebrajas, reikėtų teisingiau sakyti, o hebrajas reiškia klajoklis, kaip buvo įvardintas Abraomas ir jo palikuonis klajokliai, hebrajai. Tai jie gyveno tarp tautų, klajojo ir visos tos tautos darė įtaką jiems su savo stabais, su savo dievais ir dažnai jie iškeisdavo Dievo garbinimą į stabų garbinimą. Susižavėdavo, kas buvot Petroj, pavyzdžiui. Kas esat buvę Petroj į Jordaniją? O keletą, 4 žmonės buvo. Tai stulbinanti civilizacija buvo kažkada, ne. Tai dabar čia tik tais aidas, toks šešėliai, o kažkada ten tokia karalystė buvo. Ir kai ten žydai atėjo į tą karalystę klajodami, tai turėjo labai nustebti, ne.
ten Egiptas jau su savo civilizacija iki šiol stebina, bet šitą Petrą irgi. Ir jie garbino uolą, kuri buvo šitas Petra graikiškai ir vadinasi uola, ne? Ir jų dievas buvo uola. Jie buvo sudėję viltį į uolą. Ir gyveno tuose uolose, viskas išdrožta iš akmens, uolose visa karalystė išdrožta. Tai va, ir Dievas bara juos, kad jie sudėjo viltį į akmenį, į uolą, o jį gyvą į Dievą kūrėją paliko ir liūdina jį. Ir vis raginimas yra nepasiduoti toms tautoms, tų tautų įtakai, ir kad išsaugoti religinį vientisumą, tautinį vientisumą, kad nebūtų mišrių santuokų, buvo įsakymas nekęsti, atsiriboti nuo tų pagonių, nuo tų stabmeldžių, nuo tų kitų tautų. Iki toks žodis kaip neapykanta pavartota. Bet Jėzus dabar sako, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Jis ateina su autoritetu, kaip turintis galę keisti Dievo žodį, Dievo įsakymą. Ar jis čia kažką keičia, ar vėlgi, kaip praeitą kartą mes kalbėjom, praplečia galimybės. Praplečia ir veda mus toliau tos raidės. Jau su Jėzumi mes nebeturime atsiriboti nuo netikinčių žmonių, bet eiti kaip tik į netikinčių tarpą, į mus nekenčiančių tarpą, o žydai irgi buvo nekenčiami, kaip žinot, per amžius. Nes jie ateiviai, klajokliai, su kažkokiu savo dievu šiurpą keliančiu dievu, su keistais pamaldumais, elgėsi kaip bedieviai, pagonys gal ten bijo dievų ir dreba prieš dievus, o žydai ratelius šoka, būgnelius muša, šūkalioja, klykia kaip laukiniai ir šiurbina visą religinį pasaulį savo keistų pamaldumu, keistų savo gyvojo Dievo šlovinimu, džiaugsmingu, kaip psalmės pristato mums. Kai tuo tarpu visi bijo Dievo ir dreba prieš dievus stabus ir aukoja jiems aukus visame rimtume, save pjaustydami, aukoja žmonės ir panašiai. Tai koks ten džiaugsmas gali būti, nebent kažkokia apsėdimo ekstazė. Tai va, ir dabar Jėzus liktai keičia kryptį arba atidaro naujus vartus, naujas galimybės. Jau dabar nebereikia bijoti įtakos tų stabmeldžių ir pagonių, o kaip tik atvirkščiai reikia juos jau dabar mylėti. O dėl ko mylėti? Ar Dievas tik žydus nutaręs išgelbėti, ar su žydais ir per žydus visas tautas išgelbėti? Kas žinot? Visus? Kas už tai, kad visus? O kažin, be žydų dalyvavimo gelbėjimo akcijoje įmanomas visų išgelbėjimas? Kas už tai? Be žydų dalyvavimo išgelbėjimo darbuose įmanomas visų išgelbėjimas? Ar įeina jis į Dievo planus? Įeina? Neįeina. Neįeina. Dievo planuose žydai yra labai svarbus visų tautų išgelbėjime. Be žydų nėra kitų tautų išgelbėjimo pagal Bibliją. Todėl šėtonas labai nori sunaikinti žydų tautą, kad nebūtų pasaulio tautų išgelbėjimo. Todėl žydams visi yra priešai. Jie visų turi bijoti, visų turi saugoti per amžius. Supratot? Atikit? Pagalvosit. Gerai, pagalvokit. Bet,
O ką čia dabar Jėzus krečia su tais pagonimis? Kodėl tuos žydelius, apaštalus, siunčia į visą pasaulį ir sako, padarykite visų tautų žmonės mano mokiniais. Kas čia per siuntimas? O kaip padaryti Jėzaus mokiniais priešus? Gerai, panagrinėkim dar kartą, kas yra mano priešas. Tas, kuris manęs nekenčia. Kai jūs supykstat vieni ant kitų ir tampate priešais, buvo draugais, bet kažkoks nesusipratimas, išdavystė, neteisybė, klaida, šmeižtas ir jūs supykstat, neapkenčiat vienas kito, virstat priešais. Draugas mirė, gimė priešas. Ne? Ir tada, ką sakot, kai nekenčiat vienas kito, broliui, sesiai? Dink iš čia. Kentėti negaliu. Ane? Geidžiame nebūties. Ir Biblija sako, tas, kas nekenčia savo brolio, tas yra žmogžudys. Jis nužudo jį savo širdį. Tai yra, nepalieka vietos jam savo širdį, savo gyvenime. Abortas irgi labai toks ryškus ženklas, ne? Kai motina atsisako gyvybės. Pašalina jį iš įsčių. Atsisako jo, atsiriboja nuo jo. Ir kai mes mylim viens kitą, ką mes darom bažnyčioje? Ką? Meldžiamės? Meldžiamės vieni iš kitus. O ką dar Indrė darom? Aleliuja sako. Bet Indrė, a mes nesisveikinam, a mes neapsikabinam? Jo, apsikabinam. Va tai tas gestas, toks, kai kunigas ateina prie altoriaus ir sako, viešpats su jumis, tai visus sveikina su didžiausia privilegija, su didžiausia malonė, kad Jėzus yra mūsų tarpe, kur 2-3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Ne? Ir kunigas visus sveikina, vienyje mūsų Jėzaus buvimo mūsų tarpe ir visus tarsi apkabina rytietiškų papročių. Ne? O paskui deda rankas ant altoriaus, tarsi apkabina altorių ir bučiuoja altorių. Žinot, Izraelyje dažnai galite pamatyti, kaip žydai susitikę vyrai apsikabina ir bučiuojasi. Mums tai neįprasta, mes gėdijamės, ne? Gali pagalvoti, kad dar koks linksmas, mes pilni baimių visokių ir kartais slopinam savo emocijas, nors norim apkabinti. Ir moteris, ir vyrai nedrįsta bažnyčioje apsikabinti, o kai kurie galbūt ir ne visai nuoširdžiai apsikabina, visokių būna intencijų. Bet šiaip savo, dažnai man parapijietės moteris sako, Gediminai, a galiu tave apkabinti, atsiklausia manęs. Va labai noriu apkabinti tave. O kodėl mes norim apkabinti vienas kitą? Vat kai sustinkam apsikabinam. Vat aš padarau vietos tau savo gyvenime. Tai yra ženklas. Aš priimu tave į savo gyvenimą, arti širdies, į savo širdį. Aš myliu tave. Ne? Ir tas, kuris nekenčia, sako, dink iš čia. Aš matyti tavęs negaliu, aš nepernešu tavo buvimo. Aš geidžiu tavo mirties, tavo nebūties. Ir ką aš tada darysiu su tokiu, kuris manęs nekenčia? Aš turiu jo saugotis, arba turiu jį nužudyti, kad jis manęs nenužudytų, ne? Nu, dabar jau bijom, įstatymų prisikūrėm, turim policiją, bet senais laikais biški kas, tuoj peiliukas ir viskas, ir pasibaigė ginčas, ne? O Jėzus sako, mylėkite savo priešus. O kaip gali mylėti tokį, kuris nekenčia tavęs, kuris yra tau priešiškas, priešingas? Kaip jį mylėti? Bet ar krikščionis gali turėti priešų? Ar nabašnikas gali turėti priešų? Apaštalas Paulius sako, kad mes esame mirę ir mumise gyvena Kristus. Jeigu
aš esu miręs, per krikštą manyje gyvena Kristus ir aš patiriu smurtą, neapykantą, tai gal aš turiu reikalą su Jėzaus priešais. Su Jėzaus priešu, kuris nekenčia Jėzaus. Kaip aš kalbėjau apie neapykantą žydams, apie pragaro neapykantą žydams dėl to, kad per žydus ateina išgelbėjimas ir Dievo karalystė ir pragaro valdžios žlugimas. Tai pragaras, aišku, nekenčia ir ne tik žydų, bet nekenčia ir kiekvieno žmogaus, nes kiekvienas žmogus, ne tik žydas, bet pirmiausiai žydas, o po jo ir visi kiti yra potencialūs pateptieji, potencialūs mesijai. Kiekviename galbūt piktoji dvasia geriau už mus atpažįsta patį Jėzų ir nekenčia Jėzaus ir trokšta sunaikinti Jėzų ir todėl smurtauja prieš mus, iš tikrųjų smurtaudama prieš Jėzų. Ir mes turime reikalų su Jėzaus priešais. Ir ar mes galim pasielgti su Jėzaus priešais kaip norim, arba kad ir su savo priešais, bet mes neatpažįstam to priešo. Apaštalas Paulius sako, kad mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su dvasinėmis galybėmis dangaus aukštumose. Ir aš nebeieškosiu tos citatos, trumpinsiu. Su dvasinėmis galybėmis, kunigaikštystėmis, ten išvardina visą hierarchiją tamsybių. Mes tokie čia vargšeliai grumėmės su kunigaikštystėmis, su kunigaikščiais. Jūs grumėtės? Aš žinot, su kuo jūs turite reikalą? Rimti reikalai. O jeigu mes nesigrumėme, kas tada? Mes nabašnikai. Mes nabašnikai. Jeigu mes nekovojam, nesipriešinam, apsičiupinėkit, ar gyvi esate. Dvasinė prasme. Ar gyvi esate? Ar gyvena jumise Dievo dvasia? Ar jie priešinasi jumise Jėzaus priešams? Jėzaui priešiškoms dvasiams? Ar tos priešiškos dvasios gyvena mumise, viešpatauja mumise, manipuliuoja mumis ir padaro mus pragaro įrankiais, kad mes smurtautume vieni prieš kitus, nekęsdami vieni kitų. Iš tikrųjų, šito Dievo žodžio, šito Jėzaus įsakymo būtų neįmanoma išpildyti, jeigu mes nepažiūrėtume į situaciją tikėjimo akimis. Biblija mums pristato tą dvasinę realybę, kuri yra šalia mūsų ir netgi labai arti, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti, velnias, kaip apaštalas Petras įspėja, Jono Evangelijoje ar laiškuose įspėjama, kad pasaulio kunigaikštis apakino jų protus, kad jie neišvystų Mesijo šlovės. Apaštalas Paulius kalba apie tas kunigaikštystės galybės ore, danguje ir aukštybėse. Taigi visur aplinkui knibžda priešų galybė, bet kas būtų su mumis, jeigu Dievas nebūtų su mumis ir atitrauktų nuo mūsų ranką ir leistų su mumis elgtis kaip tos dvasios norėtų. Tai mes į skutelius čia akimirksnį būtumėm visi sudraskyti. Bet kadangi esame atpirkti Jėzaus krauju ir saugomi jo rankos, tai esame šiandien dar sveiki ir gyvi, bet daugiau ar mažiau galime būti provokuojami, įtakojami ir kartais galime daryti visokių keistų, nesuprantamų dalykų, dėl kurių paskui gailimės ir tai vadiname nuodėmėmis, ne? Kodėl mes darom tas nuodėmes? Mes esam suvedžiojami, mes pasiduodam provokacijoms, melui, neapykantai, taigi smurtaujame ir tampame šėtonų įrankiais. Tad, kad išpildytume šitą Jėzaus įsakymą, mums reikia tikėjimo akimis pirmiausia atskirti žmogų nuo to blogio šaltinio. Mes galim net pritarti tam blogiui, nekęsti to blogio, to melo, tos neteisybės, bet negalim sutapatinti žmogaus su jo daroma nuodėme ir smurtauti prie žmogų, naikinti, bausti žmogų. Mes
turime, kaip Dievo žodis sako, įspėti savo brolį, kad jis nepražūtų, negalime būti abejingi jam, jeigu mylime jį, bet negalime prieš jį smurtauti. Jėzaus ginklai yra ne naikinimas, ne žudimas, bet meilė. Jėzaus ginklas - meilė. Mylėkite savo priešus. Tai štai Jėzaus strategija, štai Jėzaus įsakymas, ką jis nori daryti su savo priešais. Ar jis nori, kad mes velnius mylėtumėm? Ne. Jis nori, kad mes žmogų mylėtumėm ir tokiu būdu padėtume žmogui išsivaduoti iš piktojo, iš neapykantos dvasios, iš melo dvasios ir panašiai. Kad žmogus patyręs mūsų meilę, įtikėtų meilę, įtikėtų Dievo meilę ir atsivertų tai meiliai, išsižadėdamas piktosios dvasios ir būtų išgelbėtas. Šito įsakymo negalim vėlgi išpildyti vien tik savo jėgomis, be šventosios dvasios pagalbos, be Dievo meilės dvasios. Tik priėmę šventąją dvasią, gyvendami šventosios dvasios jėga, mes galime nugalėti neapykantos, melo ir visokios kitokios niekšybės dvasią. Tų dvasių daug. Jos kiekvienai nuodėmei, ko gero, atrasim kitą rūšį dvasios, kuri provokuoja mus vienai ar kitai nuodėmei. Taigi mes turime reikalų su galybėmis. Nežinau, kas buvo su manim kokioj nors konferencijoje, bet jaučiu, niekas iš jūsų čia nebuvo. Vienoje charizmatinio atsinaujinimo konferencijoje viena amerikietė pranašavo apie tokį reiškinį, kad paskutiniu laiku daugybė pranašų pasaulyje dvasios įkvėptų liudija apie labai kylančią didelę grėsmę, didelį piktosios dvasios frontą, mobilizuojamas pragaro pajėgas. Tai sulygino su tokiu pragaro tsunamiu, neapykantos tsunamiu. Ir ko gero, kas stebit internetą, ten nesunkiai tą nuojautą galit pagauti per visokias YouTube laideles, visokias sąmokslo versijas ir panašiai. Ir atrodo, pasaulyje labai bręsta didžiulė įtampa, kuri gali sprogti didžiulę neapykantą persekiojimais, krikščionių persekiojimais, žydų persekiojimais, tiesiog tautų susipriešinimu baisiu. Ir kaip popiežius Pranciškus sako, jau yra prasidėjęs trečias pasaulinis karas. Bet kaip ta amerikietė sakė, kas padės mums atlaikyti šitą pragaro tsunami. O žinot, kas yra tsunamis? Tai didelė banga vandeninė, kuri greuna viską savo pakeliui ir viską žudo. Be jokio išskirtinumo. Taigi, kas gali atsilaikyti šitai tsunamio bangai? Šventosios dvasios tsunamis. Tos dvi bangos, kur jos susidurs. Ir ant kurios bangos mes stovėsim. Ant Dievo dvasios bangos ar ant pragaro bangos. Jeigu stovėsim ant Dievo bangos, Biblija žada mums laimingą pabaigą. Žada mums pergalę. Tai jau įvykę. Mums tik tais mes kapstumės tarp tų bangų, dar nematydami pabaigos. Dievas žino pabaigą. Dievo žodis tai skelbia, Jėzaus pergalę. Taigi, tik su šventosios dvasios pagalba aš kasdienybėje galiu nugalėti pragaro dvasias ir išlikti ištikimas meiliai, mylėdamas tą žmogų, kuris manęs nekenčia ir darydamas jam gerą. Ir kad būčiau savo dangiškojo tėvo vaiku, tai yra būtinybė, gyvybiškai svarbi sąlyga, kad mylėčiau priešus. Mylėčiau tuos, kurie manęs nekenčia.
Bet atsiminti turiu 2 dalykus, kad išpildyti šitą. Turiu išmokti atskirti žmogų nuo blogio šaltinio. Nesutapatinti žmogaus su jo klaida, su jo nuodėme. Ir antra, turiu nuolat būti atviras Dievo dvasiai, kad Dievo dvasia per mane darytų Jėzaus darbus. Taip kaip žmonės suvedžioti yra atviri piktosioms dvasioms ir pasiduoda neapykantai, smurtui ir daro šėtonų darbus, taip aš atviras Dievo dvasiai darau Dievo darbus. Paprasta matematika. Suprantame? Tai turiu rūpintis kasdien, kad būčiau atviras Dievo dvasiai, pasiruošęs su ta Dievo dvasia pasitarnauti, kur tik reikia. Ir nepraleisti ne vieno šanso, bet ieškoti to šanso, ką galiu mylėti. Kad kasdien ką nors mylėčiau, kad kasdien kam nors gerą darbą padaryčiau. Bepigu apaštalas sako, draugams daryti gerus darbus. Bet priešams, kurie manęs nekenčia, pirmiausia jiems turiu daryti gerą. Tai pagalvokit, kas jūsų nekenčia ir pradėkit juos mylėti, kaip Indrė mokina mus šiandien. Pirmiausia, melstis, sakyti aleliuja, o po to eiti ir daryti gerą darbą. Amen. Aleliuja. Gerai.